Labą dieną visiems. Tai šiandien aš esu jau pagaliau lauke, pagaliau atėjo vasara, seniai laukta. Ir gaminsiu Vilniaus paukštyno Fiesta linijos Radler šašlykas vištienos. Tik noriu dar pasakyti, kad čia yra limited edition. Tai žinokite, jo bus sunku rasti. Manau dėl to, kad jis labai skanus. Tai va, prie šašlyko šiandien pagaminsiu, bus čia kažkas žalio, pomidorai, bulvė, feta sūris, nu čia daug visko. Taip, tai pirmą mes pradėsime turbūt darytis nuo bulvių. Ilgiausiai čia mums užtruks bulvės, tai šiek tiek pastirpdysim dabar sviestą. Taip, tuo tarpu mes pasiruošim pomidorus, perspėjom juos išilgai ir dėsim šiek tiek pasigrilinsim. Na ką, bulvės iškepė, įdėjau dar šiek tiek česnako, čiobrelio, nu labai geras. Ir man labai greitai kepa jos, labai skanis bus šiek tiek saldumo, česnako, druskos, dar jeigu norit įsidėti, bus labai skanu. Pomidorai grilinasi ir dabar mes dėsime toliau kepti vištą. Pažiūrėsim kaip čia. O, kokie dideli gražus gabalai. Su riebaliuko šiek tiek, nu labai gražu. Ir čia nemaža ta porcija visai. Porcija, pakuotė. 10-15 minučių. Labai svarbu nepersistenkit su ugnim, kad jinai nebūtų per didelė. Jeigu kepate ant savo tos senelio šašlykinės, tai tiesiog anglis prastumdykite šonus ir per vidurį sudėkit ir kepkite ant. Bus netiesioginė kaitra, bus pasakiškai skanu, neperkeps ir neperdžius. – 15 minučių ir mūsų pietus pagaminti. Vištiena, šparagai, pomidorais, feta ir saldžiusios bulvės. Nu ką, viskas, prašau. Tai čia yra, viena pakuotė yra maždaug, aš pažiūrėjau, kad 3 žmonėm, ant pakuotės yra užrašyta, skanaus, ragaukit. Nu, labai minkšta višta. Nu, žinokit, labai geras. Ir riebaliuko šiek tiek turi. Ir greipfrutas jaučiasi. Tai visa bendra paletė, kurią aš jums rekomenduoju, žinokit, puikiai tiks prie stalo. Lauksiu jūsų restorane. Iki.